kuo aukščiau skrendame, tuo mažesnį atrodome tiems, kurie nemoka skristi. Visos didžios mintis ateina į galvą vaikštant. Pasaulis be muzikos būtų klaida. Menas yra tam, kad nemirtume dėl tiesos. Būk atsargus, nes atsikratęs demono savyje gali netekti paties geriausio dalyko. Pasaulyje yra du tipai žmonių: tie, kurie nori žinoti, ir tie, kurie nori tikėti. Gražus paviršiai be siaubingų gelmių neegzistuoja. Pasivaikščiojimas po bepročių prieglaudų įrodo, kad tikėjimas yra bevertis. Tikėjimas, nenorėjimas žinoti tiesos. Tikėčiau tik tokiu Dievu, kuris moka šokti. 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 Žmogus yra pats žiauriausias gyvūnas. Tas, kuris turi priežastį gyventi, visada ras būdo, kaip tai daryti. Faktų nėra, yra tik interpretacijos. Kiekviena diena, kuomet nešokame, turėtų būti laikoma tokia, kuri nuėjo veltui. Patys įdomiausi žmonės yra ne danguje, bet pragare. Norėdamas pagimdyti šokančią žvaigždę, privalai savyje turėjo chaoso. Meilėje visada yra kažkiek beprotybės, tačiau beprotybėje visada yra šiek tiek protingumo. Ir tie, kurie šoko, buvo laikomi bepročiai, tų, kurie nesugebėjo girdėti muzikos. Tas, kas mūsų nenužudo, paverčia mūsų stipresnis. Aš nepykstu, kad tu man melavai, aš pykstu, nes nebegaliu tavimi pasitikėti. Tikėčiau